House of the Dragon, 5 serija, 3 sezono. Nu, jau kažką priauginom. Nu, nežinau, kiek čia to riebaliuko priauginom. Čia matyt bus 2 serija, apie kurią nekažin ką turiu pasakyti. Išskyrus tai, kad buvo scenų, kurios susižiūrėjo šiek tiek kreivokai, ne itin blogai, bet šiek tiek kreivokai. Bet jo, be abejo, padarysim tą podcastą, vėl bus valanda ir pasirodys, kad yra ką pasakyti apie seriją. Bet čia yra amazing, kai mes tada jau galim skirti, sąlygos leidžia būtent vienai serijai padaryti podcastą ir, kaip tu sakai, yra būtent pataikoma tos serijos, kur, nu... Jo, kur yra, sakyčiau, koridorinė serija, tai yra... Kaip ir šnekėjom, tu jauti, kad judi koridorium iš vieno kambario į kitą kambarį, iš vieno svarbaus taško į kitą svarbų tašką ir dabar va, tu turi tą koridorių, kur dažnai net susidaro jame einant toks įspūdis, kad tam tikri dalykai yra pridėti, kad jie užimtų daugiau laiko. Arba gal šitos serijos kontekste, kad, nu, toks atsisveikinimas kažkoks, ne? Su kuo? Nu, tam tikrais veikėjais jau čia taip užuomina mums. Turiu omeny tą įprastą dar nuo Game of Thrones buvusią tradiciją, kad veikėjas prieš seriją, prieš mirdamas dažnai skelia kažkokį monologą, kur apibendrina savo gyvenimą. Jo? Tarkim, jo. O taip buvo Game of Thrones, nes aš visą laiką kažkaip jausdavos, kad jie tiesiog netikėtai numiršta, kurį nors serijoje dar turėjo daug ką nuveikti. Būdavo, kad, žinok, skeldavo ir kad taip, būdavo sunku nuspėti, kada kas mirs, bet tada retrospektyviai suprasdavai, kad arba veikėjas skeldavo kažkokį monologą apie save, arba jis labai pagerėdavo kaip ir tapdavo mėgstamas ir mylimas. Kaip bendrai šitą seriją? Kaip ir sakiau, koridorinė serija. Buvo vietų, kurios būtų galėjusios gal būti geresnės, bet prieisim prie to. Manau, kokios 5 man taip pat susikaupė serijos. Tai yra ne serijos, o 5 scenos, kurios buvo tokios apikreivės. Gal aš pasirodys, kad aš būsiu neteisus, nes kitoj serijai vėlgi sužinosime, kad tos scenos buvo labai reikalingos. Išlygins tau jas. Jo, kimbant jaučių ragus, negrėbiant jautį už ragų, tai viena iš tokių scenų, čia ne eilės tvarka, bet viena iš tokių scenų buvo ta scena, kur Alicent su dukra nusprendė pasprukti, su tuo tikriausiai viskas yra gerai, vėlgi istorinė tam tikra nuoroda, kur aš matau, tai istorinės analogijos, tai galėtų būti arba Varėno krizė, kur Liudvikas XVI su šeima bandė iš revoliucinio Paryžiaus pasprukti į užsienį, arba to paties Vytauto pasprukimas, man regis, jau po to, kai jo tėvą Kęstutį nudaigojo. Bet štai koks dalykas. Jos nusprendžia pasprukti ilgai, sąlyginai ilgai šneka apie tai, kad yra kažkoks slaptas praėjimas. Tada pamiršau jos... Dukros vardą? Ne dukros, o dukros irgi pamiršau vardą, bet ne Alicent, o tą patarėją, Raineris. Šnabždėtoja. Tai va, šnabždėtoja be abejo viskas suosto, ateina ir sako, niekas jums čia neišdegs, karalienė viską sužinos, ir tada Alicent ten pašneka, tarsi jie įkalbina, ir galų gale pasirodo, kad kažkaip jos ten negali pasprukti. Neatsimenu, kodėl. Čia ant galo pačio? Jo, ant galo. Nes tam tunelėje buvo uždarytos duris iš abiejų pusių. Jo, bet ten buvo prieš tai momentas, kodėl aš atsiminiau šitą vietą. Ten buvo kažkoks momentas, kur pasakė, kad yra praėjimas, bet tada pasirodė, kad praėjimas dar yra kitoj vietoje ir sužinojo tik dėl katino. Taip.
Ir man tas buvo šiek tiek kreiva, nes aš nežinau, ar tas dalykas su šnabždėtojo į ką nors išsivystęs, gali būti, kad tai tiesiog bus nudrepta ir kad žymiai lygesnis vystimas būtų, kad ne dėl Katino ex machina sužinojo, kad čia yra kažkoks praėjimas, apie kurį nežinojo. Tiesiog, kad jos būtų nuėjusios ir tada būtų ten užgesę viskas. Bet, bet aš, nes man atrodo, mes dabar tokie pakabinti, kad ten užsidarė iš tos pusės, jos pamatė, kad uždaryta ta siena, tada iš viso šviesos nebeliko ir kaip jom jau jos kukt. Jo, bet kaip aš supratau, ar tiesa ar ne, kad jos praktiškai tik dėl to Katino sužinojo, kad va čia yra tos slaptos durelės. Ta kita jo, nes prieš tai jos buvo susitariusios visą ten master planą, kad ten kažkokie papirks ten seselę, nes davė savo vėrinį ir ten kažkaip praeis ir jos jau darė ir tada ta šnabždėtoja jas aptiko ir sako ne. Nu tai va, tai aš apie tai ir kalbu, kad man atrodo, kad lygesnis būtų vystimas, jeigu tiesiog būtų sekusios tą planą, o nesužinotų iš randominio Katino, kad čia yra dar vienas praėjimas, apie kurį nežinojo, nors jis gyveno tiesiog rūmose N metų, man regis, iki tol. Man tai iš vis toks emocinis buvo, kad čia jeigu reikėjo jaust, kad jergau, čia taip mes su jom buvom nemažai ir čia tas neštumas ir čia nenutraukė ir čia, tikrai dėmesio skiriam nemažai. Ir dabar, jergau, vargšės moterėlės, bet kai buvo ta šnabždėtoja, atsimenat, ir ta dukra sako, aš noriu mėnulį pažiūrėti ir Alicent sako, tai žiūrėk pro langą. Tai mes taip sėdėm, galvom, blembai, tu iššoks iš to lango, taip jauti, kad ten belė kada jinai gali kažką tokio crazy padaryti. Ir aš toks jau buvau sustaigęs, kad, čia kažkas fatališko jau, ir tu kažkaip man tas galas jau nebepasirodė, toks emociškai, kaip jie bandė išlaužti. Alicent yra tas personažas, kurį nuolat apgudrauja pati save ir sukelia kitiems problemų, tai man atrodo, kad tai yra visai in character. Bet dar kalbant apie Katinus, čia toks nuklydimas. Šiandien užmečiau akį į Facebooką ir pasirodo, kad kažkas ten papostino vienam iš grupsų, kad reikia sugauti niekadėjų, nes atsirado kažkokie pašlemėkai, huliganai, kurie pagauna Katinus ir ten jiems užpurškia dažų ant ausų. Ir ten nufotografuoja laksto žalias Katinas arba ten mėlynas Katinas. Tai kodėl aš tai miniu? Nes pati paskutinė scena, dar buvo viena scena, kuri šiek tiek kreivokai susižiūrėjo, kur tu matai visą tą paskutinę vakarienę su papjautais golden klaukais. Tai va. Tai prie ko aš lenkiu, kad kodėl čia apie Katinus. Kad vienas dalykas yra, kai tu pagauni Katiną gatvėje ir užpurški jam kažkokių grafičio dažų ir tas Katinas yra visiškai bejėgis. Kitas dalykas yra, kai tu pagauni golden klauką ir jam perpjauni gerklę ir ištempi žarnas ir tada atranda Damonas kažkur ir sako, kaip čia negerai. Ir trečias yra dalykas, kai tu pagauni visą freaking regimentą vyrų ginkluotų ir tiesiog juos susodini tokioj padėti ir eikit savo, koks šis siužeto posūkis. Ir aš beveik garantuoju, nors aš galiu klysti, bet aš esu toksai cautiously pessimistic, kad ateityje nebus paaiškinta, kaip kažkokie tenai kažkokios miesto žiurkės, kur slapstasi, sugebėjo susemti iškart tiek daug vyrų ir visus juos papjauti. Ta prasme, man ta paskutinė scena, nors ji turėjo būti tokia intriguojanti ir nuliūdinanti ir parodanti, koks čia pavojus, man ji buvo tokia šiek tiek neįtikima, nes tu sugauni tokį kiekį žmonių ir suorganizuoji tokią skerdyklą ir aš beveik garantuoju, kad nebus paaiškinta, kaip jie būtent sugebėjo prasukti tokią operaciją. Aš pritariu ir dar tai, kad tai vyko labai greitai, po to, kai Damonas visiems pasakė, na ką, einam aiškintis, kas čia tai padarė. Ir mūsų laukia Vanirijos auksas. Tada visi išsidalino taip, visi grupėmis ir pasiruošė geriausiai kaip tik galim ir išeina ir tada kitoje scenoje Damonas randa jos susižudytus. Tai toks labai greitas posūkis be jokio to intarpo.
Galbūt bus kažkaip paaiškinta, kad prieš Rainierą nusiteikęs visas miestas ir Ulfas kažkuo buvo teisus, bet then again, man toks yra bloga nuojauta, kad tai niekada neišsivystys. Aš tai siečiau tiesiogiai su ta šachmatų partija, kuris ten aiškino, kaip čia mes mažiukai, bet mums pavyko mastermindyti, kaip tai Dornas niekada dar nenylino, nes irgi mastermindino ten kažkokia karvedė. Ir kad, tokia mintis, kad jisai irgi tam sostiniai turi ryšių, kuriuos valdo ir tampo, ir čia to pasiekmė, suprask, kaip jam puikiai tai sekas daryti. Man tai šachmato scena buvo profesinių požiūrių įdomi, nes, kaip supratau, ten yra ne paprasti šachmatai ir kadangi ten Hario Poterio šachmatai. Taip, Hario Poterio šachmatai dar yra paprasti šachmatai, bet ten labiau buvo žvaigždžių karų šachmatai. Ir man, kai aš pamatau tokį žaidimą, kadangi pats kuriu ir leidžiu stalo žaidimus, ten su Terapublika, su kitom leidyklom, įdomu, ar jie tai scenai sukuria kažkokį stalo žaidimą, ar jie tiesiog sugalvoja kažką, kas maždaug atrodo gražiai. Ir aš beveik nebėjau, kad čia yra antras variantas, nes reikia vis tiek investuoti jėgų į gerą žaidimo dizainą. Bet still, manau, kad internete turėtų atsirasti vienas kitas fanas, kuris kažkaip bandys išprotauti ir iš mažų detalių surinkti taisyklių rinkinį, kaip žaisti tą žaidimą. Tai va. Bet jis ten turi tokią kulminaciją, nes jis ten kažkokį bokštą ar kažką, kur ten jau nukirto, ten figūra, ten gerai, tai paėjo per visą liniją ir suprasis ten tokį fatal blow padarė. Aš supratau, tikslas yra padėti tą didžiausią figūrą į centrą rato, bent jau iš to, kiek mes matėm tą žaidimą. Ir jis tai padarė, princas. Ir tada parfumerijus kažkaip tai nesuprasi, jis ten negalėjo susitaikyti su savo pralaimėjimu, bet tada padrasino jaunai princą. Kad jis yra toksai impulsyvus, jau mes ne kartą matėm, kad pats princas jau jaučia tas jo nuotaikas ir kad Kebrus dabar pasitraukyti, dabar čia išsilies, bet jisai greitai gan vėl susipakuoja, nes neleidžia jo pedantizmas ilgiau jam ten chaotišku būti. Kas, jeigu šnekame apie šitą sceną, vėlgi šiek tiek mums apie tą princą mūsų pasako, kad bičias visgi galvotas, bet labai kuklus. Ir iš karto, sorry, čia gal man pasisekė ir taip toliau. Kas vėlgi, pagal mane visą kelią tiesia būsimam jo tokiam charakteriui, kuris ir, manau, bus. Tikriausiai, bet vėlgi čia nuoskauda iš senų serijų, kad tas princas nebuvo iki šiol išvystytas. Visiškai. Jo, ir dabar yra vysto tik dabar. Jo, vysto tik dabar ir scenos tokios tarsi turėtų mums rūpėti, gal kažkiek pradeda rūpėti daugiau, nes akivaizdžiai staiga pasidarė čia major žaidėjas jis ar parfumerijos, bet žiūrėsim, vis tiek nėra tokio emocinio susiinvestavimo į tai, kas atsitiks tam princui. Kuo man patinka, kad jo rudi plaukai, nes aš toks lėtas sureaguot, bet aš tik prieš šią seriją galiausiai dašuto man, kad blemba, gal tikrai visgi gal ir nėra labai gerai, kad Rhaenyra, tarkim, yra karalienė ir dar yra jos Joffris, kur pirmi 3 jo sūnus yra bastardai tokie net šviesiais plaukais. Ir, atseit karališką liniją pereitų karalių, kuris nebūtų šviesiais plaukais. Tada aš prisiminiau, kad Targaryenai visą laiką, kaip tu kažką minėjai su Dorno, ten princesėm, ten ar princais ten jungdavosi, ar ne? Būdavo tas. Tai gal nebūdavo būtinai tie Targaryenai visą laiką šviesiais plaukais. Aš nežinau. Bet jeigu jumant tai plaukų spalvą, tai tie labiau legit, Eimondas, ten Eigonas, taip toliau. Bet šitas irgi jau... O šito plaukai nėra nudažyti. Nes tai jeigu dažė plaukus netikrajam princui, tai galbūt šitam dažė irgi. Kokiam netikrajam? Ta, kurį Daemonas iš Hightowerio patį pirmą pasiėmė ir tada suprato, kad ten ne tai, ko O tu sakai, ten nudažyti? Aš kažkaip praleidau. Sakė, kad nudažyti jam? Nudažė? Ne šiaip berniuką šviesių plaukų paėmė. Ne, sakė, kad mano nubalino plaukus. Gal iš viso karalystėje nebuvo tokios spalvos žmonių apskritai, čia tik Targaryenai tokius turi. Žodžiu. Tiesiog, kad, ką noriu pasakyti, kad jeigu viskas prasidėjo nuo to, kad, ar aš teisingai prezimuoju, kad ne Rhaenyra buvo problema, bet jos vaikai bastardai buvo problema. Ir jeigu viskas prasidėjo nuo to, kad kas bus po to, ir mes dabar turim labai Hightowerišką būsimą įpėdinį, tikrai mažai Targaryenišką, mažiau žymiai negu jo broliai,
tai kaip ir vis tiek problema išlieka ir ta kita pusė vėl atsidūrė kažkokia. Kas yra įpėdinis, nieks negali suprasti net kas yra karalius šioje karalystėje. Taip. Dabar sunku pasakyti. Taip. Dar viena scena, kuri susižiūrėjo piskuliuko kreivokai, buvo pokalbis tarp Beilos ir to kito Dragon Riderio. To kito čiuvuko, kuris labai tiktų pasaulio futbolo čempionatui, kuris baigėsi. Jo, man tai tiesiog matyti dėl to, kad tai buvo šiek tiek kreivai parašyta, pasirodė, kad ta scena nesuveikė, nes ji turėjo sukelti empatiją Beilai, bet kai ją pasižiūrėjai, tai ją rydinai, kad Beilai visiškai negaila jos mirusio vyro, kuris žuvo. O gaila dėl to, kad ji nebus karalienė. O nebuvo sužadėtinis kažkaip? Ir sužadėtinis. No. Bet man šitas jausmas kilo jau anksčiau. Ne praeitoje serijoje, pirmosiose serijose, kai aš klausiu, ar tikrai yra tas santykis tarp jų artimas, ar galbūt, kaip tu sakai, tai yra iš reikalo sužadėtuvės. Aš manau, kad jis būtų tas chemistry visas užsibildinęs, bet jis nespėjo tiesiog. Reikalas, nereikalas, chemistry, ne chemistry, bet čia yra tavo vaikystės draugas, romantika, ne romantika. Tai yra tu... Bet kad jis buvo toks labai šiaip savo, tai žinai. Ne, jis buvo, žinai, čia mums jis yra šiaip savo, bet jeigu tu nori subildinti kažkokią empatiją personažui ir žinai, kad čia nupylė kažką, su kuo tu visą vaikystę žaidė ir tau ten tas Eimondas kažkada keturiese puolė ant jo ir jūs visus trankė ir per tai gal kažkiek susivaibinot. Tai kažkiek norėjosi, kad labiau tas būtų paminėta. Ir kitas dalykas, galbūt tai yra tiesiog nuoroda artėjantį romansą tarp šitų dviejų veikėjų. Ir toj vietoj man tai pasirodė vos nedaug, bet šiek tiek forced. Ta prasme, kad jie tas toks pradėjo. Bet jis gaunas jos dėdė kažkaip, ne? Ten vis, kas pas Targaryenus, man regis, ten nesvarbu, kas kieno dėdė. Bet gerai. Šiandien tu mano dėdė, rytoj aš tavo dėdė. Rytoj mes susituokę, taip. Gera scena daug, kuri man patiko, buvo pokalbis Daemono ir Rhaenyros bažnyčioje klūpint. Ir tai, ten man pasirodė, kad ten ta senoji valyrų kalba buvo labai vietoj, nes jie šnekėjosi tam, kad nieks nesuprastų. Ir nebuvo to, kas man kartais nepatikdavo, kur jie anksčiau pradėdavo ją šnekėti, kur jie tarsi iškart pradėję ją šnekėti, nušokdavo kitą emocinį lygmenį, kur visiškai nesvarbu, kas buvo iki šiol, ir tu ten kalbėjai apie kažkokias pranašystės, ir tada žiūrovas atsimena, kad ta pranašystės tiesiog išsivystėsi aštuntą The Game of Thrones sezoną, kur visi buvo nusivylę, bet čia tai buvo labai vietoj ir buvo tokios įdomios mintis, labai realistinės, kur viena vertus man patiko netgi tokia šiek tiek feministinė gaidelė iš paties Daemono, kur Rhaenyra ten skundžiasi, sako, ir jisai čia sunkiai, čia visur išdavikai, neaišku kur kas. Ir jisai jai atsako, ko tu tikėjaisi, tu esi tikriausiai pirmoji karalienė moteris. Ir taip, nieks niekada nesakė, kad viskas bus gražu ir kaip per sviestą. Tai ta vieta man patiko, buvo ir smagi atmosfera, ir smagus pasišnekėjimas. Mano nuomonė. Tikrai, jo. Ir Daemonas kaip nuo seno, taip ir dabar vis dar atrodo labai palaikantis Rhaenyrą ir netgi bandantis ją stumtelti į tą patogesnį jai jausmą turbūt. Man labai patinka tas pasišpilkavimas, tokio managemento parodo ir iš jo pusės, ir iš jos pusės, ir jų tarpusavio. Tas visa dinamika, jinai tokia faina žiūrėti ir su ja keliauti toliau. Kitas dalykas, kuris kažkiek
man suėjo. Tai buvo pokalbis tarp Lario ir Eigono, kur Eigonas kniaukė, skundėsi ir tada Larį paprasčiausiai užkniso visą šią situaciją ir jisai pasakė, liaukis verkšlenės ir tu ten turėjai visas privilegijas ir galėjai žymiai geriau pasirodyti. Ir ta scena man patiko iš kelių požiūrio kampų. Vienas dalykas tai yra scena, kur yra tam tikra dramatinė įtampa ir veikėjai kartu pasako, apie ką jie yra. Ir Eigonas papasakoja savo nuoskaudas ir tada Lariui išsprogsta visos jo nuoskaudos per visą tą Eigono auklėjimą, prižiūrėjimą, kuris kaip vaikų darželėje turi žiūrėti, kad jis nedarytų kvailysčių ir gelbėti iš įvairių situacijų. Ir akivaizdžiai, kad tas mentorinimas, jam paprasčiausiai tai nusibodo. O antras dalykas, kodėl man patiko šita scena, nes jinai buvo gana išmintinga. Nes ar tai, ką pasakė Laris Eigonui, padaro Eigono tos priekaištus, ar kaip jisai jautėsi nenuoširdžius ar nevalidžius? Ne. Bet tai buvo toksai parodyta tam žina tiesa, kad tavo situacija ir tavo situacija, kuri tau tikriausiai sukelia gyvenimą labai daug emocinių nuoskaudų ir tu jautiesi kažkur apviltas ir nuskriaustas. Tiesiog visą laiką bus žmogus, kuriam ta situacija atrodys kaip 9 dangus ir labai labai desirable. Aš manau, kad koks nors Vėris, jeigu būtų juos pasižiūrėjęs iš šono su Vėrio vaikystė, turiu omeny Vėris iš The Game of Thrones, tai jis būtų pasakę, kad čia ir Lario situacija yra žiauriai pavydėtina ir jam viskas gerai, ten į mane pasižiūrėkit. Tai čia buvo ta scena, kuri atskleidė, kad visą laiką tas požiūrio kampas jis yra labai subjektyvus ir tu visą laiką žiūri į savo sunkumus, į savo problemas, į savo traumas, tu žiūri kaip labai brangias ir validuojančias, bet be abejo iš kito žmogaus požiūrio kampo tai gali būti niekis. Tas būtų gerai, jeigu tas būtų ir taip palikta, šita vieta, jis būtų jam išaiškinęs vis šitą vietą ir sakyta, žiūrėk, yra taip ir gal pakeis požiūrį. Bet jis baigia taip, kad karočiai ir apskritai, žinok, tu esi toks labai bad human being apskritai. Ne tik, kad bad king buvai. Ir čia galėjai visaip toliau rutuliuot. Galėjai, kad jisai visiškai, to hell with you ir išeit tiesiog sėdėk ir viskas nusibodai. O gavos taip, kad jis jį taip pat įtarkavo, viską pasakė, ką galvoja, ir tada jis jau tada, gerai, plaukiam. Aš tikrai tau paprieštarausiu, kad man pasirodė, kad taip, kaip tik tai yra scena, kur veikėjai pagaliau buvo nuoširdus vienas su kitu. Ir man atrodo, kad ta scena paradoksaliu būdu, nors jie atrodė kaip galimas naujas pyktis, jie buvo jų toks galutinis susibondinimas, kur tau, tu ten skeli visą tiradą, kaip tau blogai, o kitas skelia, kaip tu jam nusibodai ir jūs suprantat, kad jūs nuoširdžiai išsišnekėjot, išsireikėt ir galų gale buvot atviri. Bet tai tada ar tu baigi tokį, kad tu esi tiesiog labai blogas human being? Nes man čia buvo per stipru ir per riebu. Aš sakyčiau, išsirėkė gerai, bet jau čia buvo iš Lario pusės. Ta prasme, aš to princo vietoj, taip, jis neturi kur dėtis, bet realiai, man tai pasakytų, nežinau. Žinai, per daug. Toj vietoj man tai pasirodė tinkama, esapausti, kur Korlis pradėjo rėkti, kad tavo vaikai yra bastardai. Nes šitie veikėjai, jie tikrai yra purve ir jie tikrai yra visiškam dugne. Ir tai man buvo ta scena, kur atrodė, kad tai, ką Laris jam pasakė, tai buvo vietoj. Tai, bet then again, Ignai, kaip tau ta scena? Man patiko toksai, tarp jų jau tam tikras ryšys yra, kuris tiesiog jie jau į vienas į kitą mėto kamoliukus ir niekas nebereaguoja, bet pati ta frazė man patiko, gali kaip išsirišo.
tokia jau, gerai, klausyk, tu tiek skundės, viską turėjai, galėjai būti nuostabiu karaliumi, bet tu buvai tinginys ir netikša ir vis dar dabar tu esi tiesiog prastas žmogus. Ir Eigonas toks, manau, kad ganėtinai tinka su jo charakteriu, kuris vienoje vietoje sureaguotų, kaip tu drįsti, o kitoje vietoje jam taip, važiuojam toliau. Taip, man tiko. Ir kaip jums jis subadė tą žmogelį, kuriam ką tik kojas bučiavo? Jis rado karūną ten, kaip suprantau. Tas žmogelis. O kažkur jis tą karūną rado? Ar pas Eigoną rado, ar šiaip kažkur ištraukė iš šiknos? Maiše turbūt rado. Maiše, nes jie turėjo maišą su karūna, kur nešiojasi visą laiką. Taip. Ok. Tik ten labai keistai, taip pasiėmė tą karūną, prisliūkino, sako, Igorai tu, ir tada Igoras subadė. Nes nugirdo, kaip šneka ponas Lannisteris. It's pronounced Igor. Bet rimtai ta scena man priminė tai, kad mes žiūrim serialą ir mums liko tik 11 serijų. Nes, žinai, praeitoj serijai, kur buvo tas kojų bučiavimas, tai kadangi tu nejauti to tikrai kuklaus likusio rantavimo, tai tau atrodo, čia gal kelias serijas dar vystys, dar po kelių serijų tas Eigonas bus visai hamblintas ir dabar čia bus kažkokia jo transformacija po truputį, kuris pereis visą tą Dickinsonišką tokį Oliverio Twisto našlaičių namų patirtį ir taip toliau. Bet ne, jau kitoje serijoje jis tiesiog tačiuvą subadė ir tai buvo toks priminimas, kad jo, mes turime mažai laiko, mes negalim čia dar tris serijas vystyti Eigono kažkokio persivertimo, jo redemptiono ir hamblinimo ir turime judėti greitai. Ir va jums Lannisteris, jo, kaip supratau, ten buvo. Jo, tas Lannisteris, kur gyveno su tavo ta mėgstamiausia jūrų piratė. Bet aš dar šitą vietą jo, dar pritemčiau prie, sakykime, nežinau, ar jo kažkokios transformacijos po šios Lario kalbos ar ko, kad, kaip suprantu, buvo siūlymas, apie kurį aš jau pamiršau ir mes turbūt visi apie kažkokį laivą. Tai tada jis sako, aš noriu dar brolį nužudyti, nes jisai čia viską man pridarė. Ir Laris sako, tai gerai, tai ką mes čia dabar kažkaip einam kažkur kažką. Ir dabar skėlė tą kalbą ir jisai tada sako, gerai, nebenorėsiu šio nužudyti arba atidėsiu, plaukiam su to laivu. Ir aš kaip suprantu, jis visą tą šūdą, tą visą mėšlą, to bomžavimo, keliavimo toleravo tik tai todėl, kad galvojo, kad kažkaip pavyks jam tą brolį nužudyti. O dabar jau, kai apsisprendė, kad nereikia čia dabar taip rašint visko, tai dabar jis gali išlaikyti savo dignity kažkiek ir imti ir nužudyti kažką. Dabar aš nežinau, dabar čia vis tiek yra su jo to keliu kažkaip susiję šitie ženklai, ne šiaip savo. Man atrodo, kad tu esi teisus sakydamas, kad toj scenoje būtų šiek tiek transformacijos ir galbūt tai geresnė pusė ir dar turint omeny, kad tai buvo po to pokalbio, nežinau kiek lemtingo, bet įdomaus pokalbio su Lariu, kad Eigonas, jis visą laik buvo žmogus, kuris gyveno savo motinos ir brolio šešėlėje, tai yra, pasikartosiu, kad tie priekaištai, kuriuos jis išsakė iš psichologinių traumų perspektyvos, aš manau, kad jie yra gan validus, nors jo tikriausiai iš Lario ar kitų perspektyvos jis galėjo tai nekreipti dėmesio, bet jisai visą laik gyveno tam tokiam kaip čia savivokoj, kad kaip mane mato kiti. Ar aš čia pakankamai performinu, nes man mama visuomet mane pastatydavo į tokią padėtį, kad aš čia esu lėvesnis brolis, aš šiaip kažkoks iškrypėlis ir taip toliau. Tada aš užsėdau ant to drakono, kad pasirodyčiau, man tas labai blogai baigėsi. Dabar aš atsimenu savo brolį ir dėl visko jį kaltinu. O čia buvo ta scena, kur jis galų gale šiek tiek palūžo, gal gerąją prasme, ir tiesiog padarė kažką kaip žmogus, kuris turi savo agency ir kuris nusprendžia, dabar aš padarysiu veiksmą. Ir aš vietoj to, kad mąstyčiau,
kaip kiti mane mato, nežinau, ar pulčiau kitiems akis, how dare you, kaip tu kalbi, kaip tu čia drįsti su manim šnekėti. Aš tiesiog veikiu kaip aktorius tam tikrose aplinkybėse. Aktorius turiu omeny tą anglišką žodį actor, kaip turintis vaidmenį ir turintis kažkokią agency. Ir dabar šitas šiuvas kažką atrado, reikia kažkaip greitai veikti, reikia neutralizuoti šitą situaciją ir aš tiesiog tą suprantu ir puolu ir jį nudaiguju. Kas yra gal geriau negu tiesiog nuolat skūstis, kaip sakė Laris, ar nuolat galvoti, kaip čia drįsta taip kalbėti su karaliumi, ar galvoti, kaip čia pasirodyti geriau, kad įrodyčiau kitiems savo vertę. Tai toj scenoje buvo tas, kad gal jis pagaliau suprato, kad gyvena tokiam nešvariam pasaulyje, kur visi yra labai flot ir tu tiesiog turi išgyventi ir jeigu nori išgyventi, tai elkis kaip turintis gali ir elkis kaip galintis padaryti savo naudingą arba kenksmingą sprendimą tam tikru metu. Kai tu šneki apie valid points ir priekaištus broliui, galim gal ir peršokti tada jau prie Eimondo, kai jisai irgi turi savų tų nuoskaudų, kai ten brolis, aš suprantu, jį kankino mažą ir tokį pyktį ir, fainai tikrai, dabar jeigu taip iš tokio panalizavimo, kad ta pati stovykla yra jau susipriešinus, vieni ant kitų turi daug visokių tokių skausmelių ir man ypač auginant bernus, žinai, brolių ta dinamika tikrai yra, kad vienas ant kito pyksta ir tik savo tą žiūri, ką man blogą padarė, žinai. Ir tu supranti, bet tu galėtum pripažinti, kad ir tu blogą kažką padarai, bet iš to vaiko pusės ir matos, jie dar, abu dar tokie nedaaugę, nedabrendę bernai. Jie labai labai sumažinta yra tas. Brač, aš su tavim sutikčiau, jeigu visi sezonai iki tol nebūtų komunikavę, bet mano nuomonė, ką kita. Tai yra tas pokalbis ant bokšto, ne bokšto prie turėklų, kur pusnogis Eimondas išlindo ir sakė, kaip aš dievinau savo brolį. Ar kažkokia panaši ten buvo dialogų eilutė, kad aš ten dievinau ir nieko tu nedievinai. Ir Eimondas buvo tas žmogus iki tol visus sezonus, kuris į savo brolį žiūrėjo panašiai, kaip jį žiūrėjo ir Alison, kad tai yra tiesiog toks mažas iškrypėlis, jis nėra toks talentingas kaip aš, bet kadangi jis gimė pirmas, tai jam lemta būti karaliumi, bet kaip karalius jis matyt bus prastas, nes jis tiesiog tenai kažkur atsistojęs prie lango masturbuojasi arba varo į viešnamius. Ir nebuvo to, man nepasirodė, kad tas pokalbis buvo pelnytas, sakykim taip. Ar jis ten jai norėjo, tai raganaitei norėjo pameluoti, ar ką, tai, man tai tas toks buvo viena iš tų vietų, kur buvo kreivoka. Ir kita vieta buvo tai, kad susijusi, kad jeigu aš neklystu, šitam epizode buvo 2 scenos, kur atėjo pirma 3 naitai daigoti, Eimondas atėjo, klausinėjo, kur čia Eimondas. Tada dar ten olomis kokie 7 čiuva užlipo. Ir visi, pavargo biški belipant to tokia stačia ola, žinai. Pavargo ir tada savo būstiniai, sostiniai Rhaenyra skundžiasi, kur čia Eimondas, neaišku, kuris prapuolė, kur veigarė, mums čia reikia juos surasti. Ir kitoj scenoje, toj pačioj serijoje yra parodoma, kad yra balandžių e-mailas, kurį tu gali siųsti. Jūs pasiuntėt į Harrenhalą, kaip aš suprantu, vis tiek turi būti kažkokia komunikacija, turi būti kažkoks susisiekimas. 2 grupės žmonių ten nuėjo, 2 grupės žmonių dingo, niekam neaišku, kas ten dedasi. Ką, pirma grupė žmonių grįžo, aš kaip suprantu, tiesiog išsigando ir išsilakstė. Taip, bet tie bounty hunteriai, tai čia tokie atsitiktiniai, jie niekam nesiūs e-mailų, jie tik tais atneš Eimondą, jeigu ras jį.
Nu, aš suprantu, bet kita vertus visą laiką išlenda ta ragana, kuri atrodo freaking suspicious iškart, kai ji išlenda ir tuo savo magišku įtartinu balsu pasako, čia nieko nėra, čia tik tai vaiduokliai, haha, ar tu gali manim pasitikėti. Ne, nu, ir turiu omeny, kad kažkur žemėlapyje turėtų jau virš tos pilies kaboti raudonas šauktukas Rainyrai, kad kažkas čia dedasi. Bet Daemonas neseniai iš ten grįžo, tai... Ai, nu okei. Nu, ne, nu, bet vis tiek ten kažkas ieško to Aemondo. Nu, nežinau. Man tai nu, tai taip, ieško ir užklysta į Haringolą. Nes jiem, bet, nu, kaip, tai kabo tas šauktukas. Man tiesiog atrodo, kad čia yra tas atvejis, kur yra kažkokia vieta, kuri atrodo akivaizdžiai suspicious. Jūs kažko ieškote ir still tai vietai iš pagrindinių pajėgų Rainyros nėra skiriama tiek dėmesio, kiek turėtų būti. O kas yra pagrindinės pajėgos? Čia buvo užsiminta, kad jie jokių armijų net neturi. Rusija turi tik Dragon Raiderius, kur 2 raideriai jau ten kažkur malasi. Pavargė labai rautaniai. Jie turi daugiau Dragon Raiderių ir jie galėjo tiesiog pasiųsti didesnės pajėgas su drakonu, išniukštinėti, kas vyksta Harrenhale. Drakono autobusas vėlgi kartojos. Geriausias variantas būtų. Ne, nu, aš suprantu, kad aš čia tikriausiai neteisus, kad čia viskas pateisinama, man tiesiog keista, kad aš sutinku su tavim, kad tie jos išlindimai jau kelintą kartą ir haha, kokie žiūrėkit, aš čia krypi, spūky ir taip toliau, nu jau tokie komiški tampa, nu kiek galim kartoti tą patį, žinai. Jos žodžiai beje irgi tokie pat buvo. Man labiau užkliuvo tai, kad pirmiausia, pirmuosius vaikinukus jis sutiko tamsiuose koridoriuose, baugiuose, juos pagazino, tada padarė Batmano movą, išleido šikšnosparnius. Jau aukščiau truputėlį, kur ten mes Game of Thrones ten matėme, man atrodo, tą stage'ą. Ir po to jau kyla, ta prasme, pagauna aš tai. Tai va, tai mums vis dar nepasakė, iki gal neparodė, ką jį iš tikrųjų geba ar negeba, ką jį mato, nemato. Bet tada atsiranda kita scena, kur ji išeina į atvirą lauką ir ją iš karto griebė ir jokia jos nei magija, nei kažkokie tai triukai, kuriuos jį galbūt būtų pasiruošus, neegzistuoja. Koks jos planas buvo? Jeigu Aemondas nebūtų įsiveržęs, ar jos planas būtų veikęs, ar jį tiesiog, netyčia nepagalvojau šitoje vietoje. Tai man atrodė šitas toks keistas, pritemptas. Nu mes jau kažką lyginom ją su Melisandra. Iš Melisandros irgi taip nesijautė, kad ten ims ir ištaškys ten, žinai, krūvą. Jeigu jau ją ten griebs kažkas, tai ir nugriebs, žinai. Labiau kitaip veikia jos ten visą tą magiją. Jo, tu kažkaip tai paminėjai, tai aš atsiminiau tą dalyką, kad galima būtų pravesti tokias lengvas paralelės tarp The Game of Thrones kai kurių personažų ir The House of Dragon kai kurių personažų. Pavyzdžiui, tarp jos ir Melisandros, ar tarp Otto ir Tywino Lannisterio. Bet jos vis tiek nėra tokios, gerai, kad jos nėra 100% tiesiog personažai yra kopijos vienas kito. Tačiau kalbant apie lindimus uolomis ir keliavimą ir pavargimą ir keliaujančius vyrus, aš žiūrėdama šitą seriją dar sik prisiminiau nuostabią Igno pastabą apie ir metaforą apie kai nedidelį vynerėgį skalą su plaktuku Holivudo filmuose arba apie tą išbadėjusi valgantį žmogų, kuris ten kimba į maistą. Ir čia aš kalbu apie visą Sero Kristono liniją, kur jie ten pavargo ir tada kita scena rodo, kad eik tu savo, jie vos net ten kaip, nežinau, kaip dykumoj ar Arktė keliauti ir jau taip jiems sunku, kai atrodo, kad aplinka ten nei laiko tiek praėjo, nei aplinka yra tokia baisi ir ten jau visi tokie murzini ir pavargę ir eik tu savo kaip...
jau mėto netgi vyrus palieka ant kelio, jeigu nukrito, tai pats, jeigu išsikapanoja, žiauru. Seras Kristonas turi labai įdomią filosofiją, kurią supranta tik Seras Kristonas. Man nuskambėjo tokie 300 biški vaibai, kad, eisim čia mes... Čia jau 200. Jo, bet kad prieš 50 kartų didesnį būrį ir eisim mes čia... We fight. Ne, bet tu turiu omeny, Aš iki galo nesuprantu, kodėl kas nors seka Serą Kristoną, kai jis taip akivaizdžiai yra ganėtinai savižudiškas. Ja. Bet čia, taip, aš sutinku visiškai. Mes turim geriausią fighterį Westeruose, ne, tokį legendinį, kaip tu įsivaizduoji. Ir jis toks paplaukęs, biški, toks nesuprasi, nei jo motyvų, nei, aš niekam nenoriu tarnaut, bet, toks, nežinau. Jūs man galite nupiešti Serą Kristoną, taip trumpai, Jis iš veido yra labai senas. Iš viso kito negali nupaišyti Serą Kristoną, nes iki galo jis neaiškus. Žmogus, kuris po susitikimo su Rhaenyra liko toks nuviltas, kad tai yra visa jo gyvenimo dabar likusi istorija yra būti piktam ant Rhaenyros ir viskas. Ir kas ten buvo? Ir jis norėjo, kad Rhaenyra jį savo vyrų padarytų, meilužių. Taip, jis įsimylėjo ją, o Rhaenyra sakė, man biškai aukštesnių reikia. Okay. Aš neatsimenu iš tikrųjų, kaip ten buvo tiksliai, bet kažkas tokio. Kas buvo? Jis pasiūlė jai, yra toks angliškas, man reikia žodis, elope, tai reiškia pasprūkti kartu kaip porai. Ir jis pasiūlė jai elopinti, pasakė, ką išprotėjai, ta prasme, aš čia karalaitė, aš noriu valdyti, tu man siūlai kažkur čia kažkokius laisvuosius miestus sprūkt. Ar tu supranti, kad man tai tiesiog buvo toksai fling, ta prasme, vienos nakties nuotykis. Ir tada jisai užsiuto. Bet man dabar atrodo, kad ką jūs sakėte, tai be abejo yra teisinga, bet Sero Kristono tragedija, ir aš nesakyčiau tragikomedija, slypi tame, kad jisai yra du Serai Kristonai. Yra tas Seras Kristonas, kuris nori pasirodyti kitiems, koks jisai yra, tai yra riterio idealas, besilaikantis moralės kažkokių įžadų, ar priimantis sunkius sprendimus, ar vadas, ar taip toliau. Ir yra Seras Kristonas, kurį mato kiti ir kaip jiems sekasi. Ir tie du Serai Kristonai visą laiką labai smarkiai prasilenkia. Ir jisai, kokia bebūtų situacija, ar jis dabar kelia visą tą savo pyktį sieja su Rhaenyra, ar nesieja, kuris jame yra susitelkęs, bet atrodo, kad jisai turi tokį gilų susierzinimą dėl to, kad jis jo savęs įvaizdis jam niekuomet neišeina jo įvykdyti ir realizuoti. Jis visuomet kažkokiu būdu tampa priešingybė to, kuo jis norėtų būti. Vat jisai nori būti ten kažkokiu narsių, kietų, kilmingų, ne kilmingų, bet dorovingų riterių. Bram kažkokioj puotoj ten nesusilaiko, užsipalo, kažką sudaužo negyvai. Nori būti kažkokiu romantiniu didvyriumi, kuris pasprunka su karalaitė pasiunčia paskui, iš esmės paskui rusų karinį laivą. Tuomet nori būti vėlgi kažkokiu tokiu moralės sergėtoju, kuris tai karalaitė įrodytų, kad aš dabar gailiuosi ir suprantu, kokia tu čia buvai nedorėlė ir bandau kažkaip dėl to gendėti. Bam su nauja karalienė pradedu romaną ir nuolat myliuosi. Nori būti kažkoks ten hiperkarvedys, kuris čia prasuks tokią kietą operaciją užnugurėje partizaniniam kare. Bram, visi mano vyrai ten dabar vos paeina ir aš ten neaišku, kur einu. Tai čia yra toks Seras Kristonas. Nuolat feilina.
Nu, still, man atrodo, kad Alisson vis tiek situacija bartnesnės, Kristo gali ir išgelbėti net čia kokie veigarė, bet, kaip tu sakai, kalba rėžia jisai ir, looks like it, kad jau ir jis prie pabaigos ir kad, kaip sakai, 11 serijų tai liko, gal kažką jau ir pradės nuiminėti. Kažkokias figūras. Gal, bet man tos Kristono scenos šioj konkrečiai serijoje buvo šiek tiek tokios mažumėlė, gal neįtikimos, nes mes žinom, kad Lietuvos partizanai, jie labai ilgai laikėsi prieš ir stribus, ir skintančias oro sąlygas ir taip toliau. Ir, buvo tas pasipriešinimas labai stiprus. O čia tu matai kažkur mėnesio tarpą, kur tu turi neparodyta, kad yra nežmoniškai šalta. Neparodyta, kad yra nežmoniškai karšta. Buvo pelkė. Pelkė. Parodyta, kad yra vandens šaltiniai kažkokie, kur tu gali gauti kielą vandenį. Ir visi jau taip kenčia, jau taip visi nieko negali padaryti. Jau tokia baisi misija, toks failur, ta prasme, visi purvini eina kaip, nežinau, kaip Napoleono kariai paveikslė. Bet kadangi Napoleono Kristoną kažkiek ir lyginam, ir gali būti, kad čia toks gal net daugiau psichologinis jų tas nuovargis, kad jie nemato prasmės šito viso, kad jie tokie, jau pralaimėję kažkur širdyse yra. Taip. Dar viena scena, kuriai turiu nedaug priekaištų, bet nežinau, gal jums atrodo kitaip. Kaip jums pasirodė, ar tas šnabždėjimasis motušėlės su mano storuliu draugaliu. Su tavo storuliu, ar tai nebuvo pernelik toksai direct? Ta prasme, šnabždėsi tiesiai, praktiškai tiesiai prieš karalienę, o čia ta kekšė, o čia šitie tai bestardai. Bet man atrodo, kad jie nenorėjo nuslėpti šito šnabždėsio, jie tiesiog kalbėjosi tyliau, dėl to, kad kažkas ten kiti gali dar kalbėtis, nenorint pertraukti, ir tada, kai Daimonas pažiūrėjo juos, jie, supratom, gerai. Tas vyksta, aš man net iki šiol stebina, kaip suaugę žmonės tikrai kažkam šnekant sugeba kažką pletkavoti, žinai. Čia tokia man visai natūraliai pozicija, tokia situacija. Pasirodė, ta bobutė šiaip įdomu, nes atsirado mano storulis draugelis, kuris, reikėjo kažkokios figūros, ar ne? Dabar turim bobutę, kuri ten skėlė viską, ką galvoja, aš kaip supratau, iš Frėjų, ar ką ten, nesako, leidom Starkam pereit. Tai vėl eilinį kartą ten. Starkai turi kažkur pereit, kažkam turi ten Haringolus dalinti už tai, kad jie vieną kartą leidžia pereit. Žodžiu, tai va, ir sako, gerai, užteks man vietos prie stalo, prie lovio, suprask. Ir, ir turim kažkokią tokią atseit vos nevienuoliškai apsirengusią močiutytę. Vėlgi, likus 11 serijų, kiek sugebėsim ją išvystyti. Aš nežinau, ar dar turiu ką pasakyti iš ties. Kad man atrodo, daugiau ir nebuvo nieko šitoj serijai. Tai galim tada eiti link investicijų. Jep. Reikia džiaugtis, kad Bale'ą bent parodė serijoje, nes tokie laikai dabar buvo, bet atrodo, kad jį truputį darosi svarbesnė karalystėje tuo, kad jie jau geba atrodytų naudoti tą savo drakoną ir yra iš dalies bent jau pasitikimąją. Išskyrus tą sceną, kur Rhaenyra, būdama pikta ant jos, išsiunčia Daimoną darbams atlikti. Tik Daimonas labai atsisako. Jo, bet Daimonas tiesiog būna Daimonu. Tai turiu vieną norinti padėti Rhaenyrai, bet Rhaenyra nemėgstanti, kitą Rhaenyrai norinti padėti, bet neklausanti jos. Abi mano investicijos tokioj panašioj situacijoje gal. Mano investicijos Rhaenyra, o kita Rhaena, kur yra kažkur dingusi. Ir neaišku, kada atsiras. Taip. Galbūt iš vis nebeatsiras. Jo. Tai tiek ir baigiai. Rhaenyra ant sosto ir toliau dar sėdi šią dieną. Aš sakau, kol kas sunku kažką pasakyti.
sunku kažką pasakyti. Bet mes turime 11 serijų likusio, tai Mindaugui kaip tavo investicijos? Aš manau, per 11 serijų dar tikrai yra ką papasakot ir dar čia visko mūsų laukia. Storulis draugas, ką tik šnekėjom, susirado seną draugę ir įdomu, kur tas duelis nueis. Aš labai tikiuosi, kad kažkokią bent arkutę mes turėsim, ar padės, ar kaip tik pagadins, ar suskymins, ar išduos. Labai laukiu, o Laris, turėjo, ką aptarėm, tokią įdomesnę vietą ir vėlgi jau buvo man ant tokios kulminacijos, kad jis tiesiog spjaus ir vėl kažkokią naują bandys machinaciją, bet viskai gavos, kad netikėtai iš šiknos ištraukiam iš dugno jūros barzdotą į Lannisterį, su kuriuo, žiūrėk, jau ir šviesa kažkokia pasimatė toje apverktinoj situacijai ir galbūt bomžavimo laikai pabiškiai eina į pabaigą. Ar tikitės, kad kita serija bus daug labiau lūžtanti? Aš manau, kad mums tikrai ruošia kažkokį siurprizą, ar aš jaučiu tą tokią prisirpusią bombą, kuris sprogs, kažkas turėtų atsitikti. Aš labai tikiuosi, per šitą seriją jau pradėjau nervintis, jeigu pasakiau, kad ta serija 4 buvo pati jau tokia man prasčiausia, tai jau per šitą tikrai pradėjau nervintis, nes taip galingai pradėjo, taip daug veiksmo, taip daug visko. Ir dabar jau mes turim 2 serijas, kur tiesiog sėdi ir machinuoja, žiūri, kaip čia iš lėto vėl vysto dalykus ir nesupranti, pavyzdžiui, tas pats Eimondas, mane nervina, kad mes dabar užstrigę ties jo dar tokiu vaikiškumu, kuris ten jam reikia šilumos, meilės, apsikabinimų, išsakyti, kaip jam sunku, kaip jam blogai, į kažką tokio išinkšti, jau norisi, kad jis pradžiui build-upintųsi, jau taptų toksai raganius ar kažkoks, jau toks master villanas kažkoks, nes jis man praktiškai lieka vienintelis villanas, apie ką jau šnekėjau manam podcast'e. Jau norisi, kad kažkur judėti, jau taip konkrečiai judėti, o toks jausmas, kad dar kažkur malamės ir mes jau tą turėję ankstesniuose sezonuose, kur tikrai truputį per ilgai malėmės.